Mes su mūsų svečiu, Laurynu Pečkaičiu, kalbamės apie atmintį. Čia yra atminties formulė, puikios atminties formulė. Tai A jau yra atmintis, o vaizduotė. Vaizduotė, taip, ir L. Lavinimas. Ne. Logika. Ko galvoju laimė? Vaizduotė plus logika. Aha. Tai tiesiog mes labai retai išnaudojam visą savo smegenų potencialą. Tai yra kairysis pusrutulis, loginis ir vaizduotė, kūryba dešinysis. Atminties formulė, kita puikios atminties formulė. Tai du tarpusavėje atrodo prieštaraujantis vienas kitam dalykai, ne? Atsipalaidavimas ir koncentracija. Visiškai. Sinonimas ir antonimas. Geriausiai įsimenam tada, kai vienodai aktyviai veikia abu šitie dalykai mūsų smegenyse vienu metu. Multisensorika tai yra visų savo pojūčių įdarbinimas. Tai yra mes, kai gaunam naują informaciją, jeigu ją įsisavinam per regėjimą, klausą, lytėjimą, skonį ir kvapą, tai 5 kartus geriau įsiminsim, negu tik tai pamatydami arba išgirsdami. Sveika mityba. Tai labai svarbu. Tai yra labai svarbu. Visiškai aišku, to mes nedarom, bet žinom, kad tai yra būtina. Reikia pailsėti, bet irgi reiktų nusistatyti, kas jums yra taisyklingas tas ilsėjimas, taisyklingos pertraukos. Tai mokykloje labai protingai sugalvotas yra akademinė valanda. Taip. Ne, tai yra tame logikos. Bet aš siūlyčiau dar dažniau daryti pertraukas, pavyzdžiui, kas pusvalandį. Pritariu. Kas pusvalandį 2-3 minutės užsimti kažkokią fizinę veiklą, kad mūsų protas pailsėtų, bet ir tuo pačiu, jeigu fiziškai dirbam, gauname deguonies į smegenis. Aš tai dabar logiškai dirbu, jau žinokit, kokį 20 minučių, nes vis galvoju, aš klausiu apie tos minčių žemėlapius. Tai bandau grįžti kitų žemėlapių. Kas čia per daiktas? Minčių žemėlapis yra paveiksliukai. Yra paveiksliukai, kai mums norima įsiminti informaciją, mes ant lapo, ant balto lapo sudėliojam paveiksliukais ir raktažodžiais. Mes vaizdinę iš prigimties turim gerą atmintį, dėl to, jeigu nupiešta yra, užšifruota taip, tai mes labai lengvai atsimenam. Mes puikiai fotografuojam atmintimis. Ačiū Jums labai, Laurynai, laukiam dar 4. kartą mūsų Nerealių namų šeimininkių laidoje.